Panevėžio rajone sustabdytame automobilyje pasieniečiai aptiko daugiau nei 13 000 pakelių baltarusiškų cigarečių. Vairuotojo laukia bauda arba laisvės atėmimas iki 8 metų. Magistralinėme kelyje Vilnius-Panevėžys ties Genėtinių kaimų Panevėžio rajone iš ankstinės informacijos turėję Pagėgių pasienio rinktinės kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai sustabdė Panevėžio link važiuojantį automobilį Volvo Vivaro. Mikroautobusą su lietuviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 40 panevėžietis. Patikrinę šio automobilio vidų pasieniečiai aptiko daugiau nei 13 000 pakelių cigarečių NZ Gold su baltarusiškomis banderolėmis. Maišuose sukrauti cigarečių ryšuliai buvo apdengti juoda polietileno plėvele. Tokio kiekio rūkalų vertė įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius daugiau nei 60 000 eurų. Pagėgių pasienio rinktinėje dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Šiaulių apygardos prokuratūros baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki 8 metų. Sulaikytas vyras po apklausos paleistas, jam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.